Ką matote paveikslėlyje? Įsižiūrėkite į šią nuotrauką. Tai mėgstamiausias geštalto simbolis, besiremiantis vienu iš svarbiausių principų, sakančių, kad vienu metu galime suvokti tik vieną daiktą, vieną mintį, o visa kita dingsta fone. Matau vazą arba du profilius. Vienu metu jų abiejų nematau. Vaza, profiliai. Apie ką tai? Kodėl svarbu mokėti šį geštalto principą taikyti savo gyvenime? Kaip tai gali padėti man siekti norimų tikslų, lengviau bendrauti, dirbti efektyviai ir neperdegti? Vienos problemos sprendimo su kitu žmogumi nepaversti aštrių konfliktų ir apskritai gyvenime jaustis laisvu, suvokiančiu, kad mano gyvenimo vairas yra mano rankose ir aš žinau, ką darau. Ar įdomu, kaip ta geštalto magija veikia ir kaip ji gali padėti keisti tavo gyvenimą? Su jumis psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė. Kviečiu, junkis prie mūsų ir gruodžio 14 dieną geštalto magijos poveikį patirsime kartu.